Tai sveiki visi, šiandien žaisim 5 naktis pas Freddy. Freddy. Pirmą dalį arba geriau žinomas kaip Five Nights at Freddy's arba FNAF. ir neklausykite, kodėl čia yra 6 naktis ir kas tau night. Čia mano draugas perėjo. Tai jo, šitą ne. Gal yra dar pasieka. Bet praeitą kartą buvo. Nu tai pratęsiam. Okei, iš karto kažkokie mus stebi. Jau tiesiog iš karto siūlyčiau nedaryti. Juos šitos žiūrėti, daugiau nieko. Kodėl čia? Kas čia man Jau Tai, nu tai kiek čia tų įsteregų, jau 2. Gaila, kad tu nesiklausai. Pamiršom fanams pasakyti apie Phone Guy skambutį. Tai, Ką jis ten sako? nu, žodžiu, jis pasako, ir tai jį nužudo, man rodos, Golden Freddy's. Arba Čika. Man kažkaip atrodo, kad Golden Freddy's. Čika, čia. Nu vėl, trečias įsteregas. Trečias. O tai palauk, kur bombas? Ne? Tai kur? Ai, va. Kur jis eina? Nu, vienas čia žmogus buvo komentaruose praeitame video parašęs. Dabar kas parašys, kaip juda toj su užėlės Freddy's per antrą dalį, tai tas gaus pointus. Ačiū. Nežinau, ar kažkas žino. Bet tikiuosi. Man atrodo, man dabar net nelabai reikia, ką čia daryti. Vis dar ten stovi. Ką? No way. Straukia. 100% kad grįžau. Tai kada, ką tikas? Na, Gerai, šį kartą palikim tą Phone Guy skambutį, kad fanai galėtų išgirsti. gerai. Reikia garsą sumažinti. Kaip tik padidinti, atsiprašau. Bet atrodo, okei, mūsų akis labai gražios. Dožia. Oi, kas čia per garsas? Nu, Nu, ne.
100%. Arba piksų ieškote. Jo, greičiausiai. Bašiukšlės. Pala, tai kažką jūs girdėjot, lyg kažkas bėgo. Čia. Man atrodo, mes su Fukusu šią naktį ir su Boni bei problemų. Jonas Koksas dar dainavo, tai jau reiškia, jog jai jau Mažesnės? jo, negu turėtų būti. Tikrai pažiūrėk klipo. Gal dabar. Jo, aš privalau tiesiog kažkaip gyventi. Čia kažkaip dabar labai įtrūka. O, man užtenka dar procentų, taip? Man atrodo, čia Boni. Vienas įsteria, kad... Jau kelintas? 6? 6. Tu labai daug į kamerą atrodo šią versiją. Čia 100% kažką su virusais kabutėse. Bala, tu turi tuos perspėjimus. Jo. A tau siunčia bent juos? Va, tai geras. Nu tai dar 8 įsterė. 9. Gerai, tu mes su elektru per daug juokaujame. Nelabai žinau. Bet aš tiesiog taip sėdėsiu. Ar aš ką tik Gerai, buvau... kad aš pasakiau Kirkoksas. Ar aš ką tik buvau realiai sėkmingiausias žmogus? Aš tave perspėjau. Nepamiršk. Aš tave perspėjau. Nepamiršk. Gerai, tak. Pala, tai aš dabar žodžiu, greičiausiai gyvas. Nu, imagine, tu negyvas. Žiūrėk į kamerą. Žiūrėk į tą kamerą. Bolis gali teleportuotis iš čia. Bet kada? Gerai, žiūrėk. Aš žodžiu jau nemanau, kad gyvas. Žinai, aš džiaugiuosi, kad perspėjau. Bet jau pala, kuris? Vis dar galbūt tenai. Gerai, laikomas. Ai, jos, bet ten. Ar aš ką tik vėl? Dar Fox. Aš žodžiu gyvas. Greičiausiai ne. Gal man dabar tiesiog nieko nedaryt? Bet Foxas dar nepamirš turi jai levelį. Jo. 8. Bolis moka teleportuotis per šį žaidimą. Pavyzdžiui, iš čia gali eiti iš karto prie durų. Šiaip tais iš tikrųjų jis labai lėtas, čia visi labai lėti, nes tikom. Čia valandos. Nu, tai tada padaryti 1000. Palauk. Man atrodo, man dabar tiesiog nieko nereikia daryti.
Žodžiu, aš jau nebegyvas. Nieko nedarysiu. Ir kažkaip fokus. Man nieko nedaryt? Jo, žodžiu, nebegyvas. Jo, Foxas. Gal ir elektrika. Ne, gal nebuvo. Foxas, gal. Jeigu Foxas nebėgs, mes susigyvensi. Ne. Kodėl tu pašvėti? Tai visiškai nieko ne. Bonį norėjau pašviesti. Nu, žodžiu, nebegyvė, dar net 5 neatėjo. Nebent Fredis mūsų didžiausiai įmanoma blynelė. Žinutė, bet čia, man atrodo, tu. To 5. Tai dabar, jeigu aš nieko nedarysiu, tai jeigu Foxas, tai atbėgs aš gyvas. Ne. Jo, jeigu Foxas. Ir jeigu viskas... Vienas procentas. Dar vieną bandymą. Nu, taip. Dar vieną privalą. Štai ką jie iš mūsų padarė su tuo, įtkišo į Fredį. Kitą Fredį. Tai kam tas kitas Fredis? Kad jau vienas yra. Na, atsarginis. Kurio akis? Ne ten tavo akis. Jis neįvardo. Labai keistas. O tai kur tada animatroniko akis? Per sprendlotą išmetą. Bet ten mūsų akis. Ja. Ką? Jau! Man pasirodė, kad Fredis prie durų. Tik tai, kad esi čia. Žiūrėk, būtų labai gerai, jeigu tiesiog niekada neateitų. Čika tai ne Foxas, bet Bonis. Bonis kiek elektros naudoja. Man visiškai yra kažkas. Kiek šitų įsteregių. O kas būtų, jeigu čia Čika stovi ir čia būtų dar tie vertintis? Kaip man neišgyvensiu? Dar niekas netėjo. Kaip? Kirba. Kompiuterį tu gali skaitant, leisti paspaudyti kelis mygtukus. Kaip suprantu? Paspaudi kažkokį ten sėklus dėl, jau sustoji vieną iš karto. Apala. Realiai? Jo. Jeigu per FNAF Guide knygą parašyta. Jau pajudėjo? Ir mažai dėmesio sakyti. O kur Bonis? Tai iš kur man? Va. Ne. Čika tai. O kaip Fredis? Pas mergaitės? Ne, tai. Ne pas mergaitės balevoja. Nu, ne, aš nežinau, kodėl jis tą daro, kad dažniausiai, bet jis tą daro. Tai pala, tai kur? O tai kur Bonis? Jo ką tik ten, pasakysiu, nebuvo. Bonė, tu atsitrauksi. Tiesiog dabar nesidėsiu ką. O, šiam 1 procentas. Normaliai. Jo, pala. Va. Va, jis mergaičių tulike. Gerai, Ne.
Pabėgo Bonis. Tai kolau, tai kur visi? Man atrodo, Fredis gali mums kažką pasakyti. Nelabai manau. Nu, gerai, čia buvo labai keistas dalykas. Man aš nesupratau, kas čia atsitiko. Man atrodo, čia gali būti problema šitą. Vėl įsteregas. Uždariau. Fredis sako, kad jis nori pasirodyti anksčiau, bet mes jam neleisim. Kodėl? Nenori, kad jis ateitų prie mūsų durų labai anksti. Jo. Čia tiesa. Labai nenoriu. Bet Fredis sako, Daug kaip bandai išgyventi, nes kažkaip nelabai daug jie turiu elektros. O, Fox, bet nebėga šiandien. Ir čia dar labai Šitas Jo. O? Pala, no way, tas tričerybino. No way. Čia kada net prie durų nebuvo. Palauk. Neik į kamerą. Fredis nebėgios. Jeigu mirsiu, Fredis mums kažką pasakys. O kiek laiko užtrunka, kol jis eina? Jeigu paeisi į kamerą, jeigu nori elektrą, kuo greičiau išeiti, tai uždaryk duris ir vadinti sugadinti. Fredis mums padės. Na gerai, tai šiandien baigsime video. Viso. Susimatysime kitame video.